Sveiki bičiuliai, eilinė diena rojuje ir mes vėl nuo pat ankstyvo ryto plušam museliniai ir rišame jums museles. Šį kartą mūsų tema yra vėl streameriukas, nes dabar pavasaris yra streamerių metas ir šį kartą yra Matukas stiliaus streameris. Matuka tai yra streameris, kurio pagrindinis visas akcentas, visas kūnas, visas siluetas padarytas tiesiog iš plunksnos formos. Ir kokias aš naudosiu čia medžiagas ir kaip paprastai aš visą tai padarysiu, to jau ir išsiaiškinsim. Taigi, kaip minėjau, šiandien rišiu Matuka stiliaus mailiuko imitaciją ir šitai musei aš naudosiu labai mažai ir labai paprastas medžiagas. Tai visų pirma, Kamasano B830 streameriniai kabliukai, jie yra prailgintų koteliu, man čia jie labai tiks pailgam siluetui. Siūlas, vedantis siūlas baltas, muselę ketinu rišti šviesią, tai ir siūlas šviesus. Tamsiai museliai galima naudoti tamsų siūlą, čia jau priklauso nuo jūsų. Kūneliui naudosiu ryškius prizmą diubingus. Spalvas galite pasirinkti kokią tik norit, natūralią, pilką, rožinę ar salotinę. Aš labiau mėgstu šito musėm dėti kažką tai rausvo. Sidabrinė arba auksinė vielutė. Tada pats paprasčiausias gaidžio skalpas, spalva vėl priklausomai nuo to, kokią musę norite surišti. Šiek tiek Winged Flash'o į uodegą. Ir kaip ir tai museliai būtų jau visko gana, bet aš ją dar pagražinsiu akytėmis 3D ir užliesiu visą tai su Gulf UV. Streameriam akis niekada nepamaišo, tai šitą muselę man per daug paprasta, tai aš tiesiog uždėsiu ją akis. Keliaujam prie proceso. Kadangi nevyniosiu švino, muselę darysiu lengvą, nes ketinu su ją žvejoti mažuose upeliuose prieš srovę, tai aš pradėsiu iškart nuo siūlo. Jeigu jūs planuosite žvejoti kažkur, kur reikia labiau skandinti, jums reikia tiesiog sunkesnės muselės, tai tiesiog pačioj pradžioj užvyniosite šiek tiek švino. Siūlas keliauja ant kablio. Tada šiek tiek sidabrinio Winged Flash'o. Jis yra labai smulkus, todėl tinka į pačius mažiausius streameriukus ir pačius kruopščiausius darbus. Aš jį paprastai tiesiog pakišiu po siūlų. Ir turiu. Perlenkiu. Ir yra dviguba ilga uodegėlė. Pasitrumpinsiu ją maždaug. Mano streameris maždaug bus 2 kart ilgesnis už kablio kotą. Tai reiškia kažkur tai čia. Galiu nukirpti šiek tiek kampų braukdamas, kad ta uodegėlė būtų tokia nevienoda, plonėjantis, siluetas gražesnis. Ir kaip visada, museles ant tiesaus kablio, ypatingai streamerius stengiamės rištis tik tai ant tiesios dalies, tik tai tiesi dalis. Kas keliauja žemyn, tas nulinkimas visas, jisai mums jau nebepriklauso, mes ant jo nieko nebededam, nes muselė gausis riesta ir srovėjinai gali pradėti suktis. Tiesus kablys, tai reiškia darbinė dalis yra va šita va tiesi, ant jos įrišam. Toliau prisitvirtinu gale vielą, kuri bus reikalinga pritvirtinti plunksną prie kūno. Ir tada diubingas kūneliui. Spalvą sugalvosit patys. Aš šį kartą uždėsiu rožinę. Diubingą, kai visada, gerai išsiretinam tarp pirštų, susidedam į tokią juostą. Tai realiai mes susiplanuojame, kiek kur jo turi atsirasti. Aš mėgstu taip daryti. Šiek tiek ploniau į galą, šiek tiek storiau į priekį. Ir arba į kilpą, arba tiesiai ant siūlo. Šį kartą dėsiu tiesiai ant siūlo. Tiesiai ant siūlo, kai kurie diubingai ant siūlo tiesiai nemėgsta dėtis, šitas mėgsta. Jisai puikiai gula ir ant siūlo, ir į kilpą.
Ir tada dengiam kūnelį. Biški riebiau, kai kur jeigu lieka tarpas grįžtų, sukryžiuoju. Man reikės iššukuoti šitą visą daiktą, tai aš noriu, kad jisai būtų tvirtas ir kad jo neliktų tuščių vietų, kaip ir užteks. Priekyje planuoju klijuoti akis, tai turiu šiek tiek numatyti ir pasilikti šiek tiek vietos tam, nes jeigu aš ryščiau paprastuoju būdu matuką, tiesiog dabar 2 plunksnos, priekyje akotėlis ir muselė baigta, tai aš jau planuočiau keliauti su diubingu iki priekio, pasilikti tik tai porą milimetrų. Čia aš planuoju dar klijuoti akytes, todėl vietos pasiliksiu šiek tiek daugiau. Na ir tada imam gaidžio skalpą. Aš pasirinkau baltą, nes noriu padaryti muselę šviesę. Ir čianais, priklausomai kokią norim padaryti, kiek riebėje, imam 2 arba 4 plunksnas. Aš paimsiu 4. 4 panašaus dydžio plunksnos. Geriau būtų tiesios, nes jeigu bus lenktos, aš jas dėsiu iš abiejų pusių, tai 2 žiūrės į viršų, 2 į apačią. Tai irgi pataisoma, perbraukus su nagu galima jas nukreipti į vieną pusę. Bet jeigu jos tiesios, tai nieko per daug daryti nereikia. Ir tada aš suporuoju tas plunksnas. Sudedu 2. Daugmaž lygiai, kad galiukai būtų. Kitas 2. Taip pat. Daugmaž sulyginu galiukus. Ir tada suglaudžiu jas gerom pusėm. Ir visos 4 daugmaž lygiai galiukai ir suglaustos gerom pusėm. Reikia pasimatuoti, kokio ilgio tų plunksnų man reikia čia. Tai tos plunksnos realiai ir bus viskas, kas formuoja muselės siluetą, visą kūnelį. Jeigu aš darau 2 kart ilgesnį už kabliuką, tai man tiek maždaug ir reikia. O tokio ilgio. Tvarkoj. Planas yra. Susišukuoju į priešingą pusę. Gerai išskečiu toj vietoj. Ką dar galima padaryti? Galima nulupti apatinę plunksnų dalį ir aš tai daryti rekomenduoju. Žymiai gražiau gulasi ant pačios muselės. Tai reiškia pasimatuoti, kokio ilgio kūnelis ir šitą apatinę dalį nusipešiot. Bent jau didžiąją dalį jos. Gauname tokį rezultatą. Plunksnos su nupešta apatinė dalim, tiesiai ten, kur guls ant kūnelio. Šitų priekinių dalių aš nupešiot neskubu, nes jos man tarnauja dabar kaip dvi plokštumos. Ir kai aš tvirtinsiu plunksną, jos tiesiog neleis plunksnai vartytis. Tai kol kas jos man tarnauja kaip pagalbinės ir aš jų čia nepešu. Prisidedu tiesiai ant viršaus ir tvirtinam. Tvirtinam kiekvieną apiją, visi priekį. Pirma apija pritvirtina, o visos kitos į priekį vis tvirčiau, nes jeigu pradėsim keliauti galą, tada versim plunksnas, o jeigu keliaujam į priekį, tada tik tvirtinam. Tvirtumo man čia turėtų jau kaip ir pakakti. Tada galiu ramiai nukirpti tas priekinės nereikalingas dalis. Sekantį žingsnį susišukuojam plunksną į priešingą pusę, kad kuo statesnių kampų nuo kablio žiūrėtų. Tiesiog pirštais perbraukiam kelis kartus ir susišukuojam. Tai bus lengviau pataikyti vielą, nes dabar mes turim visą tai apinioti su viela, kurią prisitvirtinom gale. Ir prikabint plunksną prie kūnelio. Opa. Ir taip kas kelis milimetrus
Prispausdami plunksnas prie kūno, keliaujame į priekį, vis gražindami ir tvirtindami muselę. Keliaujame į patį priekį, tada standartinė operacija pritvirtinti vielą. Gerai pritvirtiname vielą, ją nulankstome, kad negadint žirklučių. Kontrolinis mazgas, kad nepabėgtų. Ir štai kūnelį mes jau turime. Ir normaliai čia priekį uždėjus akuotą, muselė jau būtų paruošta ir galėtų keliauti žvejoti. Aš, kaip minėjau, uždėsiu dar akutes. Prieš tai gerai ją iššukuosiu. Lygiagrečiai vielos apvijom. Iššukuoju, paskleidžiu diubingą. Dar viena papildoma plunksna priekyje, kurios dėti nėra būtina, bet jinai tiesiog pastorins visą siluetą. Muselė į priekį bus dar storesnė, galva gausis didesnė. Ir čia galima sužaisti, galima dabar, tarkim, priekyje akotėlį padaryti iš kokios iš raudonos plunksnos ir turėsime visai kitokią muselę, turėsime raudongalvį. Aš vis dar naudosiu tą pačią baltą, šiek tiek didesnę. Uždėsiu į priekį ir minkštesnę. Susišukuoju ją į priešingą pusę. Storgalį apsipešioju, visus pūkus nupešioju. Čia man jų nereikės. Kaip visada pasilieku tik tai tokį mažą trikampiuką tvirtinimui. Ir kaip visada stengiuosi plunksnos gerąją pusę tvirtinti, kad nežiūrėtų iš karto į priekį. Gerai prisitvirtinu, griebiu plunksną už storgalio, dėl viso pikto su žirklėm perbraukiu per plunksnos viršų, bus šiek tiek lengviau ją vynioti, jinai iš karto guls į galą ir po kiekvienos apvijos pataisau, suguldau, apsuku, suguldau, apsuku. Kiekvieną apie vis priekyje. Ir lieka vietos akutėm. Tvirtinam plunksnos storgalį, kerpam jį lauk. Plunksną pačią pasitaisom, kažkiek liko šerių styroti priekį, juos suguldau atgal, prispaudžiu, kad jie man netrukdytų. Kad žiūrėtų iš karto ten, kur reikia. Na ir štai turime gražų baltą siluetą. Kontrolinis mazgas dar kartą. Ir metas akutėm. Akutėm tvirtinti aš naudosiu Gulfų V klijus. Su jais labai lengva dirbti ir jie laiko tikrai patikimai. Lašiukas klijų. Akutė į vietą. Truputį UV šviesos. Fiksuojam. Lygiai tas pats kitoj pusėj. Lašas klijų. Akutė į vietą. Fiksuojam.
Ir dėl tvirtumo užlieju viską su tuo pačiu skaidriu UV. Pripilu jo į tarpą, kad šiek tiek net ant akių kraštų išliptų. Plunksną prilaikau į galą, nes dabar jau kai pašviesiu, taip ir liks. Taip ir liko. Jeigu būčiau paleidęs, tai liktų styroti viršų. Dabar žiūri atgal. Lygiai tas pats apačioj. Prilieju UV, plunksną prilaikau, fiksuoju UV šviesa. Na ir viskas. Ir šiai museliai, kaip minėjau, reikia vos kelių medžiagų, 4 plunksnos, diubingas ir viela. Jeigu norite, taip kaip aš, galite uždėti dar akutes, kurios padarys muselę gyvesnį. Muselė sveria labai nedaug, su ją gerai žvejoti mažesniuose upeliuose prieš srovę. Na, jeigu norite ją skandinti, tai uždėkite arba šiek tiek švino į kūną, arba skęstantį polilyderį. Taigi nepamirškite mūsų sekti, spausti patinka, dalinti su draugais, būtinai uždavinėti klausimus. Ir kaip visada susitiksime arba muselinės parduotuvėje, arba kur nors prie upės, besivaikydami upėtakius ir sėdėdami vakarais prie laužų. Iki!